Sako, ką čia atradai ir kas čia atsitiko, ko čia tą namą taip praardai? Iš principo čia galima pavadinti žiūrkių miestą radau. Daugiabučius, gatves ir namukus šiek tiek. Ir čia toks ten, čia, ten įėjimai. Kaip sakant, tik eik. Va. Pasidėję va savo rankšluostuką. Reikia tvarkingai gyventi. Nu, biški va gal suplyšo. Bet skylėt rankšluostukas tai čia, o skylė tai va čia. Tai reikia atsivežti. Ne taip ir lengva tokį nusinešti. Kolektyviai tempė turbūt. Va dabar jaučiu va čia va namukas jų. O, čia visai tokia salė, sakyčiau. Čia negyvensi. Tai pasiilginom dar projektą. Bus dar daugiau darbo. Tiesiog tų darbų daugėja su kiekviena diena. Atsiranda naujos problemas. Biškai gal ir žiemą šilčiau gyvensi. Tikėtina, kad dėl to ir vamzdžiai labai užšaldavo, nes čia nėra tiesiog. Vamzdis buvo tiesiogiai laukas, bet yra kelios žemės ir laukas. Tikėtina, kad tikrai daugiau nebus su vamzdžiu. Plius mes čia apsišiltinsim dabar va tą kampą. Tai jau bus labiau viduj. Ir reikės tinklą dėti nuo tų parazitų, kad vėl neįtų. Reikėtų va čionai, va šitą geležį nusiimti iki va šitos vietos kanalizacijos. Bet aš bijau, kad sulūšis ir tada bėda gali būti. O jeigu nuimtume, būtų labai gerai. Reikės atsikasti turbūt iš vidaus. Gerai, dabar įjungiu lauką.